Aš esu Ida Meshi, interjero dizainerė ir atstovauju savo studiją Ima Interjeras. Papasakok plačiau apie šį interjerą. Tai šiandien mes esame name Kretingoje. Šio namo šeimininkai veiklūs žmonės kėlė pagrindinę užduotį šiam interjerui, kad visas interjeras būtų vientisas, estetiškas ir ramus. Ir kaip pavyko išlaikyti šitą vientisumą? Pagrindinis įrankis vientisumui išlaikyti iš tiesų buvo plokštė LR19 Sable. Ši plokštė pradėta naudoti nuo pat tamburo, vėliau perėjo ir į virtuvės zoną. Taipogi buvo plokštė atkartota televizoriaus balde, vonios balduose, netgi darbo kambario spintoje. Kaip tik mačiau šitą spintą ir ten buvo labai įdomių sprendimų. Gal gali papasakoti apie juos? Darbo kambario spintai pasirinkta ganėtinai saugi šviesi bazė ir ne balta spalva visi šonai. Tačiau pačiam akcentui, dekoratyviai zonai pasirinkau būtent LR19 Sable, nes ši plokštė turi ypatingai gilų raštą, turi labai ramų toną ir leidžia sufokusuoti visą dėmesį būtent į dekoracijas esančias toje lentynoje.